Sveiki, mėly žiūrovai, kaip ir kiekvieną darbo dieną, ant šito krėslo turiu pasisodinus vis kitą projekto dalyvį. Haroldai, mūsų pirmas pokalbis. Pagaliau, laukiai? Labai. Rimtai? Jo. Kodėl? Ar pripasakoja kiti dalyviai, kaip čia smagu ir faina? Tikrai taip. Aha. Jis sakė, kad labai jaukiai jautėsi tame, kad labai atpalaidavai. Ja, ir tuo pačiu man labai norisi iš projekto paimti viską ir apturėti kiekvieną patirtį. Tai kol neiškritau, tol noriu dar spėsti čia atsirasti. Okay. Aš tau galiu patvirtinti iš karto, kad iš visų dalyvių po kol kas šiai dienai tu jaukiausiai čia jausiesi, todėl kad visi klausimai yra tik iš žiūrovų. Aš jų nesugalvoju ir patikrinus visus klausimus, kurių buvo tikrai nemažai, neradau nei vieno negatyvaus klausimo. Miela. Labai miela, nes kartais būna ir tokių atvejų, kad beveik kas antras klausimas yra negatyvus. Ir ne tai, kad klausimas, o žinai, kaip žmonės mėgsta pasakyti tiesiog teiginį. Taip. Tai... O tu tokius skaitai, bet atsirinkinėjai vis tiek. Taip, bet nebuvo nei vieno negatyvaus teiginio ar klausimo. Wow. Tai čia aš nežinau, ką daryti, čia plojam ar kaip vertinam šitą dalyką. Man buvo įspūdinga dėl to, kad bet kuriuo atveju tiek stebint laiko kažkokį žmogų, vis tiek kažkas turi užkabinti. Man nepatinka, kad tu šypsais. Man nepatinka tavo balso tonas, kai man tai sako, žinai. O pas tave iš tikrųjų vien pozityvas klausimuose, tikriausiai dėl to, kad pas tave daugiausiai, ko mes matom, tai pozityvas. Ačiū. Prašom. Aš priimu kaip komplimentą. Taip, tai žinoma, tai čia for a fact yra komplimentas. Tai va, tai primenu žiūrovams, kad visus klausimus, kuriuos klausiu, yra iš jūsų ir jūs galite kiekvieną dieną užduoti klausimus GO3 Instagrame arba rašyti man privačiai į mano Instagramą, Goda Problema, ir aš pasižadu perduoti šios klausimus dalyviams. Taigi, pagaliau mes čia. Kaip tu jautiesi šiandien? Kokia tavo nuotaika? Nuoširdžiai? Nusivylęs aš savimi jaučiuosi. Kodėl? Dėl to, kad antrą dieną iš eilės nesiseka užduotyse. Tai likti paskutiniam, ne faina. Noris geriau būti. Norisi geriau. Noris labiau pasitengti kitus kartus. Bet, Haroldai, tu turi bene daugiausiai, jeigu neklystų, širdučių iš visų dalyvių. Tai užduotyse tau tikrai sekasi. Ar tau sekasi įdomesnis klausimas atrasti savo tobulą mečą? Nes užduotį atlikti, kad ir šiandien jūs nepasirodėt blogai, vis tiek kažką reikia išrinkti, jūs pasirodėt nuostabiai. Aš tikrai galiu pakartoti, kad kiekvienas pasirodymas, aš nesitikėjau, kad jūs taip pasistengsit visi. Ir žinai tą jausmą, kai aš sėdžiu ir galvoju, kažkam, žinai, bus labai lengva išdalinti. Ir aš tai sėdžiu, tai ką dabar daryti? Visi gerai pasirodė. Tai užduotyse tikrai po kol kas esi pirmūnas. Bet ar taip, turi daugiausiai širdučių? Lygiosiamis mes. Okay, jau lygiosiamis. Bet kaip yra dėl to tobulo mečo paieškos, kas yra daug svarbiau šiame projekte, nei pirmauti užduotyse? O nesakai, kad klausimai bus tik žiūrovų? Žiūrėk, aš galiu pradėti kaip tik noriu, taip, prieisime, aš turiu visus šios klausimus čia, bet aš tik norėjau su tavim pasikalbėti, kad įsprūdo ir mano pačios klausimai. Aš irgi žiūrovė. Taip, malonu. Aš atvykau į projektą neieškodamas meilės. Aš manau, kad gal net bus sužaista ant to, kad Haroldas yra toks meilė nusivylęs žmogus, o projekte gal netyčia atrasta tikrąją meilę. Bet pagal viską kol kas taip neatsitiko ir su kiekviena diena mano viltis vis labiau senka. Senka. Taip. Tai va, tai nėra labai gerai, tuo labiau, kad jeigu aš matau, kad mergina yra kažkieno jau nusitaikyta arba jau yra užmeskę ryšį gilesnę, tai nelysiu aš į akis, nebūsiu toks įžūlus. Yra dar nors viena mergina, kuri nėra užmezgus ryšio ir kuri galėtų potencialiai būti su tavim. Ne komandoj, bet pradėti bent jau bendrauti. Tai potencialiai, hipotetiškai,
na tai didžiausias klaustukas yra kol kas Adriana. Aha. Tai natūralu, kad jie atrodo, kad turi daugiausia potencialo tam. Aha. Bet tuo pačiu metu, aš labai dažnai tai minėjau, kad eiti pradžiai prie vienos, tada antros, trečios, ketvirtos jau nebesuskaičiuoja, bet na, negražu, tiesiog negražu. Tai kažkaip net nejauku iš tiesų man būtų dabar eiti prie jos ir bandyti užmegzti kažką rimtesnio. Aš galiu suprasti tavo mintį, jeigu mes esam realiam gyvenime ir mes turim 6 milijardus pasirinkimo ir tiesiog kiekvieną dieną vis galim sutikti naują žmogų, bet čia jūs esat projekte tik 5 merginos ir nemanau, kad yra problema pabandyti vis su nauja ir pasižiūrėti, ar kas galėtų būti. Tai tam... Tiesa. Taip. Jeigu vis tiek norėtum laimėti šį projektą. Žinoma, laimėt labai malonu. Laimėt labai malonu. Pagal širdelės galima spręsti, kad aš noriu laimėti. Taip. Bendrai laimėti, tiesiog, man smagu. Taip. Bet jeigu laimėjimas yra savęs išsižadėjimas dėl to, kad apsimetinėt, kad čia mano mešas, aš geriau nelaimėsiu. Gerai, tu esi visiškai nuoširdus ir žiūrovai tai labai pastebėjo, kaip ir sakiau, tau negatyvių klausimų jokių nebuvo. Man tai neįtikėtina. Labai tiek daug palaikymo, kad man jau buvo sunku atmetinėti tą palaikymą, kad sudėt klausimus. Tai iš esmės pagrindiniai klausimai, teiginiai buvo sveikas. Tu vertis likti projekte, į tave gera žiūrėti, maladėts be intrigų esi. Palaikau šaunuolis, balsuoju taip ir toliau. Čia bus ne klausimas, bet palaikymas. Šaunuolis jis, kad bent su Glorija būna šneka, o ne kaip kiti. Tai, žodžiu, viską sudėjau į vieną visus palaikymus. Oho, gerai. O dabar? Tiesiog pasidžiaukime šitų dalykų, kad... Labai miela. Tai yra tiesa, tu iš tikrųjų ką keli, tai pozityvą ir gerą aurą. Tikriausiai iš žmonių tai eina, ne iš mano lūpų. Vienintelis, ko trūksta, kad nėra to tobulo mečo. Taip, aš sutinku. Ir vienas variantas yra jo ieškoti, bandyti kiekvieną merginą pažinti, suprasti ir galbūt kažkas išauks. Arba antras variantas. Taip, nes čia komandinis žaidimas nelaimės. Čia laimės kažkas tikro. Sutinku su tavimi. Gerai, eikime Haroldai prie klausimų. Taip, įdomia dalis. O čia nebuvo įdomu tau, ką? Priimti komplimentus irgi yra mokslas ir aš dėl jo mokausi. Arba, pavyzdžiui, gimtadieninį sveikinimą, ne? Kai tau visi su gimimo diena, tai čia yra didžiausias mokslas, kaip jį priimti, nes tiesiog tu žiūri toks. Aš taip per ironiją dabar bandau, kad atvirkščiai aš pasistatau kėdę per vidurį salės, sakau, dabar man visi dainuosit ir tada po vieną man dovaną įsitikinėsit. Toks per bairį. Ok, pasinaudosim. Nes kitaip neįmanoma, tiesiog sėdi toks... Taip. Ok, einam prie klausimų. Kuris momentas viloje tau buvo pats sunkiausias emociškai? Galvojam, iš tiesų tiek pat, kiek kiekvieną dieną atneša vis daugiau įspūdžių ir džiaugsmo. Lygiai taip pat kiekvieną dieną aš vis pastebiu, kad mano emocinė būklė irgi nueina į kraštutinumas. Tai lygiai taip pat aš ir paliudžiu kiekvieną dieną gal vis stipriau, gal pykčio sukyla, kurį vis sunkiau tvardyti. Tai sakyčiau, sunkiausia diena buvo... Aš labai užsiciklinau gal ant to momento, kai su Paulium pykausi. Kai aš pirmą kartą labai jam tiesiai šviesiai akis atkirtau. Tai va, tas man buvo sunkiausia. Ir nuo tada, gal sakyčiau, tokia lengva grandinė prasidėjo, kad tiesiog aš kažką pasakau ir tada aš nueinu ir taip galvoju, o tie, ką aš pasakiau, tai ne aš. Tai iš tiesų mano kantrybės senka. Ja, tai va tas momentas, ta diena, kai aš pašaukiau.
O tavo kantrybė jau yra visiškai įsekus prie dugno, ar... Ne, jokių būdų. Jokių būdų. Jo, viskas gerai. Aš arklys, aš galiu varyti toliau. Arklys. Gerai. Koks arklys? Ok. Kas tave projekte labiausiai nustebino merginų elgesyje? Labai geras klausimas. Padėkojam žiūrovams. Taip. Aš dar prieš čia eidamas sakiau, kad tikiuosi, kad bus įdomus klausimai, bet ne per daug. Tikrai labai įdomus klausimai tau. Kadangi nėra jokio negatyvo ir išplaukia tokie įdomus klausimai. Ja, labai diskusija eina, man tas patinka. Merginų elgesy. Labiausiai tave nustebino. Šiaip savo, čia gal galioja ne tik merginom, bet iš merginų buvo daugiausiai gal to kilo. Tai tas toks, gal iš tiesų merginų įniršius. Įniršius, taip. Okay. Kokias ta agresija tokia lengva momentais, toks kategoriškumas. Kad taip, ir šiaip aš gal kiek labai konservatyvus ties šią vietą, bet man tai toks gražiausiai yra, kai žmonės yra susitvardę, pasitempę. O čia vietomis man buvo toks, marozina. Tai nesvarbu, ar aš vienintelis Vilnietis, bet vis tiek, negražu tiesiog stovėti ir pilt. Tipo, ant kažko, nesvarbu, kaip kas elgėsi. Tai man gal toks, nežinau, damiškumo trūko. Damiškumo? Ja. Ar nors viena mergina byloje turi to damiškumo pakankamai, kad galėtum žiūrėti ją ir nebūtų toks? Ne, faktas. Tikrai ne visos. Tai paimkim tą pačią Evitą. Aš tokią didžiulę pagarbą jaučiu Evitai. Manau, kad ji gal vienas iš kokių 3-4 žmonių, su kuriais norėčiau dar po projekto pabendrauti. Tai vat Kas tai yra 3-4 žmonės, su kuriais norėtų pabendrauti? Evita. Man Deividas įdomus. Bet manau, jis ir žiūrovom dėl to yra įdomus, nes toks tylus ir tada sušoka aistringai. Taip, šiandien jis labai nustebino. Labai. Ja, Livijus, yes, aš matau, kad mes su juo labai gerai patūsim galėtume. Oi. Palaukime dar porą savaitėlį ir galėsit varyti, kad kaip norėsit. Okay. Iš merginų ar yra tokia? Su kuo patūsinti? Su kurio dar norėtum pabendrauti, su kuria? Be Evitas. Jo. Evita, Livijus, Deividas. Gerai. Nelabai. Skauda pasakyti, bet nelabai. Ir man gal tas nuoširdumas jis ir pakiša koją momentais, nes... Tavo nuoširdumas? Jo, nes aš pamenu dar ypatingai pradžioje viso projektą užėjo tas kalbas, kad čia po projektą mes visi susitiksim, ten reikės kokią sodybą gal išsinuomoti, varyti klubus. Nenoriu. Nesijauti, kad esi savo vietą. Taip, čia kaip mokyklos susitikimai. Jeigu nebūtinai jauties ten, kad su visais sutari, tai kam vaidinti? Tom ir geras gyvenimas, kad mes galim pasirinkti. Tai mes nepasirinkom projekte, bet su kuo bendrausim po projekto. Tai... Faktas. Bet kuriuo atveju projektas dar nesibaigė. Taip. Ir dabar po šio pokalbio tu grįši vis dėlto ten ir kokia tavo yra emocinė būsena. Jeigu tu didžiosios dalies žmonių taip slengiškai pasakant neperneši. Ne, aš toleruoju. Toleruoji, bet draugais netaptum, sakykime. Ne, aš labai šankus. Viskam, o į draugam ypatingai. Tai džiaugiuosi tam, kad Vilniuje turiu 4, sakyčiau, su kuriais noriu pakalbėti. Ja. Okay. Tai 3, atsiprašau, čia žmonės, kuriuos tu toleruoji, jau yra, sakykime, didelis skaičius už tavęs. Taip, didelis. Gerai. Paminėjai Evitą, kad ją gerbi ir tau jinai patinka.
Ar tai yra tik draugiškumo santykis, ar tu matai potencialą pabendravus su ja, galbūt tai galėtų išaugti į kažkokią simpatiją? Man tai patraukliai yra visapusiškai. Tai... Opa. Visapusiškai. Ką? Šiandien mes turim pasirinkimo vakarą. Ar jinai yra vienas iš tavo variantų, ką tu rinktumeisi, jeigu būtum žiūrovų favoritas? Kad vienas iš variantų, tai tikrai. Taip, žinoma. Gerai. Ja, bet kadangi su Deividu labiau užmeskusi ryšį yra, tai kaip ir sakiau, aš nesikišiu. Nesikišiu. Ja, negriaunu meilės. Nėra pas tave to, kad kiekvienas už save šiam projekte tu renkėsi tobulą mečą ir jeigu tau pasiseka ir viskas veikia, tada tu ir laimėsi piniginį prizą kartu poroje. Negalvoji apie tai? Ar galvoji, ne, aš negriausiu nieko? Aš tas, kur negriausiu nieko. Negriausiu. Ja, ir kaip aš jausiuos, jeigu aš atsiprašant, spjausiu Deividui į veidą, paimsiu Evitą į rankę, pasiimsiu 10 gabalų ir neverti pinigai to. Jeigu būtų 100 000. Ką? Tai mes, reikia Evito. Gerai. Ačiū, Haraldai, už tavo nuoširdumą. Važiuojam toliau. Atsakyk nuoširdžiai. Ar bent kažkiek turi potraukio vaikinams, nes iš tavo manierų atrodo taip? Va čia yra labai blogas geidaras. Žinai gay radar. Yes. Ja. Tai iš kokių manierų? Ar mano potraukis vyrams yra sprendžiamas iš manierų tas, kad aš gal ekspresyvesnis, plastiškesnis? Gerai, dažniausiai aš tiesiog klausiu, atsako, pakomentuoju, bet dabar galim padaryti diskusiją. Man patinka diskusija. Taip, tai kiekvienas vyras šiandieniniai visuomeniai, kuris turi gerą stilių, labai save stipriai prisižiūri, yra ekspresyvus ir emocionalus iš feministinės pusės, yra iš karto dedamas į dėžutę, kad jisai yra homoseksualus. Tai jeigu vyras ateina ir vietoj to, kad išreikštų save taip, gorodžio, jisai ateina ir pasako, pavyzdžiui, aš nuėjau ten, padariau tą. Ir tada iš karto jau viskas, jau gėjus, žinai. Arba ateina apsirengęs, sakykime, kažkaip įdomiau. Netgi, pavyzdžiui, pasidaręs lūpdažių, turiu omeny vazelinų kažkokio. Pasidaręs manikiūrą, tai jau viskas gėjus. Tai tokių dalykų mes susiduriam ir to pasekoju, tu gauni tokius klausimus. Ir tai nereikia nei kiek įsižeisti, jeigu tai nėra tiesa. Jo, ir mes dabar tiesiog padiskutuojam, kad tai yra normalu. Žmonės taip galvoja. Link ko aš vedžiau, tai kad tai ne pagal manieras reikia spręsti, kas mane traukia, o pagal mano veiksmus. Tai ar aš Livijui siūliau laižytis? Ne. Tai ir padėtas taškas tiesiog. Tai, o man tai atrodo, kad tuom ir gyvenam gerais laikais, kad mes galime iš feministinių savybių, iš tų vyriškų savybių pasimti, kas mums patinka labiausiai. Ir susidėti savo visą peizažą. Taip, ir žongliruoti tom. Tai yra nuostabu. Labai daug iš tikrųjų, čia ne apie mane šitas įtarimas, bet labai daug žmonių irgi kartais pagalvoja, kad aš lesbietė. Vien dėl to, kad aš ateinu ir kažką ten taip pašneku. Tai tiesiog, tai yra tam tikrų yra vyriškų manierų, tam tikrų yra moteriškų, susidėti visą kompaktą savo ir naudoji. Būtent, ir groja plokštelę. Taip. Ok, tai tu paneigi šitą faktą, kad tau vyrai nepatinka. Paneigiu, taip. Tai ne, faktą, kad vyrai man nepatinka, aš patvirtinu. Gaudom žodžiu. Gerai. O, čia tai būtų geras, ne? Šaunuolis dar reikštis. Klausau. Labai patiko. Gerai. Ar yra žmogus viloje, kurio nemėgsta? Jis nesužinos šitą dalyką. Sužinos paprastą. Paprastą po kol kas laikas neegzistuoja. Dabar egzistuoja tik jūsų realybė yra šitas projektas. Burbulas. Taip. Ja,
Aš bendrai gyvenime nejaučiu tokios neapykantos, žinai, žmonėm. Man šiaip labai prieš esu kokį kerštą ar tokius negatyves, stiprias emocijas, kurios paremtos yra kenkimų kitam. Tai man vien mintis, kad galima kažko nekęsti, reiškia, kad tu tam žmogui linki blogo. Kad tu atmeti jį. Tai aš netmetu žmonių. Gerai, perfrazuokime šį klausimą, kas ir yra kitas klausimas, jei nuo tavęs priklausytų, kurį dalyvį išmestum. Nebūtinai jo turi nemėgti, bet turėtų pasirinkimo teisę išmesti vieną dalyvį. Bet būtent, kad aš išmesčiau, tai nebūtinai tą, kurio nemėgsta. Plot twistas. Aha. Ok, išmestum tą dalyvį, kuris turi kaip tik, ar ne, tokį kažkokį authority? Nu va, gal taip, gal žaidėjas visgi. Na, tai ką išmestum? Paulių. Paulių. Taip. O čia galim dabar žiūrovai ir analizuoti, ar jis jo nemėgsta, ar jis kaip tik galvoja, kad jis yra stiprus ir dėl to išmestų. Palikime tai gal paslaptyje, ne? Ja, bet aš manau, kad vakar, kai atėjai pažaisti, tuom viskas atsakyta. Kaip tai viskas vyko, pats procesas. Tas susigyvenimas. Man tai, gal aš tiesiog mėgstu per ramiai gyventi realybės šou, bet, Tu mėgsti per ramiai gyventi realybės šou. Kiek tu kartą esi buvęs realybės šou? Kad tu mėgsti labai ramiai gyventi? Žinai, kol kas visgi šis yra geriausias, kuriame buvau. Bet ir vienintelis šiaip. Manau, kad realybės šou gyvenimas ramus net neegzistuoja. Nu, čia net nesutampa tie žodžiai. Taip, čia yra visiškai va taip va. Nu, taip. Gerai. Ne klausimas, bet esi... Atsiprašau, Taip, ne klausimas, bet ten yra įdomesnių žmonių. Griebk Adrianą ir sėkmės finale. Ne klausimas, o statementas. Vat įdomu, labai įdomu, nes jinai šviežia mėsa. Nežinia, kas ten sukasi. Ir man tas atsakymas, tas teiginys, kur buvo jai galiojantis, kad jinai yra pardavus savo pėdų nuotraukas. Aha. Tai vien pasako, kad joje yra kažkas daugiau negu tiesiog. Galbūt verta būtų paanalizuoti. Jūs galbūt dar ne iki galo susipažinę, o jeigu būtų taip, kad sėdit toj byloj, visi, bendraujat, bet taip paviršutiniškai. O jeigu su ja turėtum tokį artimesnį momentą, kurį galite kiekvieną dieną susikurti ir vienas kitą pažintumėt, gal kažkas ir atsirastų. Nes žmonės sako, akcentuok šitą pasakymą, griebk Adrianą ir sėkmės finale. Ką tai reiškia? Kad galbūt jie mato jūs kaip potencialią porą. Nu, įžiebė vilties ugnelę, bet tuo pačiu, aš jau minėjau, kad man labai svarbu gauti signalus ir iš merginos. O šiandien aš galėčiau išskirti tik vieną signalą, kurį pamačiau. Kokį? Per Deivido ir Adrianos šokį, kaip tą trečią vaikiną, Adriana pasirinko Paulių. Aha. Tai ką tai pasako? Kad aš nuoširdžiai manau, kad jeigu mergina jaučia simpatiją Pauliui, tai aš net nebandysiu su ją, nes man tai pasako daugiau negu bet kokie veiksmai. Tai galvoja, yra simpatija ar tiesiog elementarus šou elementas? Imam, ką turim. Labai įdomu. Šitam dalykui turėsi N laiko įsiaiškinti viloje, tai neapsistokime ties tom. Kokios merginos ir santykių tu iš vis ieškai? Aš gal kiek per daug romantinių filmų prisižiūrėjęs. Tai kai aš įsivaizduoju, aš paskutiniu metu, kai gyvenu, tai aš nusiteikinėju, kad remdamasi savo autoritetų mintimis, kad dabar nėra laikas bendrai ieškoti antros pusės. Dabar laikas yra investuoti į save ir į savęs tobulinimą, į savišvietą, į karjerą. Kas man šiaip karjera šiuo metu yra didžiausias dalykas gyvenime.
Ir aš tada pagalvoju, kad savo tobulą partnerę aš sutiksiu ant raudono kilimo. Va tokia man mintis yra. Tokia vizija, ne? Jo, man tokia vizija. Jo, aš tiesiog galvoju, kad... Tai galim patiesti tau raudoną kilimą ir galim pasivaikščioti Vita juo. Vita? Adriana, ne? Adriana, Vita, ką tik nori galim praeiti. Jo, bet aš kažkaip galvoju, kad mano būsima mergina turės būti tiek pat nurauta, kiek aš. Ir tuo pačiu metu turėti bet jau panašų kiekį patirties. Patirties kame? Gyvenime, viskame. Tai ir skausmai ir laimė. O nurauta, kuriuose, apie ką mes kalbam? Pirma mintis į galvą kyla vakarėliai. Vakarėliai. O po to ir intimus santykiai, viskas. Man norisi visko iš gyvenimo ir mergina turi atspindėti viską. Tai toks gal labai svajokliškas mintis, bet... O gal labai realios? Gal labai realios. Tik tais reikia pažinti. Su mergina tik susipažinėsni tau, jeigu tai yra netokia, žinai, atvira mergina, gal ne iš karto tau nepasirodys, kokia yra. Bet po kelių pasimatymų, o ne prie kompanijos susėdų, žinai, su gėrimu. Ne prie kompanijos. Taip, bet jūs tai visą turit. Jūs turit daug erdvės ir jūs galit pasidėti dekiuką, atsisėsti, padėti žvakučių ir pašnekėti. Žvakučių gal ir ne, okei, suklydau. Bet romantišką nuotaiką gali tikrai susikurti. Aš sutinku su tavimi, bet tuo pačiu tu ten negyveni. Nes man tai trūksta savo zonos, savo vietos. Aš labai džiaugiuosi, kad šiaip seniau buvau labai priklausomas nuo žmonių, nuo to, kad reikia nuolatos būti su kitais, kad pasikrauti energiją. Dabar aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu ir dar ir mėgaujuosi tom, kai pabūnu vienas. Tai aš užsiminiau apie tai merginom ir jos tokios, tai nueik į dušą. Nežinau, ar dušas yra mano ta zen vieta. Manau, kad drąsiai gali pakovoti, tiesiog ateiti, aš aišku, nesakau, kad for sure, bet gali pabandyti, ir pasakyti, man reikia mano me time. Ir galbūt susitars ir galbūt gausi tą savo me time, jeigu tau jo reikia. Bet įdomu, iš tiesų, koks čia? Kaip čia atrodo mano me time? Mes stebėsim tavo me time, tikrai, 24/7. Ačiū tau labai, Haraldai, už tavo atsakymus. Greit prabėgo, net nustebai matau, taip, jau. Taip, mes jau turim pusvalandį laiko ir buvo labai smagu su tavim pabendrauti. Man taip pat. Ir susitiksim pasirinkimo vakare. Ja, ir ačiū už lengvą spustelėjimą. Nes aš kartais pamirštu, kokiam aš projekte esu. Ir man reikia to, žinai, padaryk kažką. Taip, Haraldai, padaryk kažką. Padaryk. Gerai. Ačiū tau, Haraldai, labai. Aš galvoju, krentu, o pasirodo skrendu.